Bonjournée, oui, reçu bonbon. Žodžiu, buvo nuostabi diena. Iš tikro, nors prasidėjo taip sunkokai. Pradžiai sulanksčiau ratlankę atvažiuodamas į pirmąjį greičio ruožą pakeliui. Tai su plaktuku išsitiesnom. Pamiršau pritvirtinti gerai galinius ratus. Žodžiu, kadangi bagažiniai ten viską išsijėmęs buvau, pamiršau pridėti tvarkingai galinius ratus pritvirtinti. Tai bevažiuojant pirmam greičio ruožą, jie ten atsilaisino, pradėjo po visą galą daužytis. Vienoje vietoje šiek tiek pražiopsojom vieną sankryžą, buvo nervinga diena, o planas buvo važiuoti kuo ramiau, tik tai niekur neskubėti, nieko nelaimėti, kad tik tai atvažiuoti ten, kur reikia ir laiku. Žodžiu, mes turim pakankamą rezervą, kad galėtume pralašinėti po truputį. Bet pamatėm, kad ne savo ritmu važiuoti nesigauna, tai tada tiesiog pradėjau važiuoti ir tiek. Ir tada viskas pagerėjo gerokai. Viskas buvo žiauriai visą dieną gerai. Ant galo jau tai pamačiau, kad mašinai pasilenkiau po mašiną, pamačiau mašinas stovi ir nusprendžiau biškai jau vėl atsipalaiduoti. How was the day for you, Christoph? Nice. As every day, tiring, but also as the other days. Once again, we had won some nice points against our concurrents, principal concurrents for the podium, for the winning. And so that's the best. Taip, o dar geriausia žinia ta, kad šiandien laimėjo Ignas, bent jau aš taip manau, nes pradžiai mes buvom labai panašiai, kiek pamačiau, ar gal net taškų pirmavom vidurį dienos, bet paskutiniam ruože jau Ignas išsiveržė ir jeigu teisingai suprantu, jis ir laimėjo šiandienos greičio ruožą, o mes likom gal kokie antri, treti, pažiūrėsim, bet mus tai pilnai džiugina. Iki.